renkasi ir jos sukuria tam tikrą gyvenimo foną. Mūsų meditacijoje muzika ir yra tas gyvenimo fonas. Ne? Ką tu tame fone darai, jau čia yra tavo reikalas. Kaip tu išsivartysi, kaip tu ten išsisuksi, kaip tu sugalvosi, tai jau čia tu pats sprendi. Bet gyvenimo fonas yra nulemtas tam tikrų dėsnių. Va, ir tie dėsniai vieni yra mažesni, kiti didesni, vieni svarbesni, kiti mažiau svarbus, bet jie visi mums daro įtaką. Tai vat, į kokius mėnesius siūlyčiau atkreipti didesnį dėmesį, vat, kas tokio astrologiškai rimtesnio nusimato. Tai pirmiausia, sausis. Vat, pati pirmoji daina bus sausio daina. Tai sausis mums labai svarbus apskritai, todėl kad sausio 12 dieną, 1 valandą nakties, lygiai 1, Rakų planeta, kuri rodo, į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį šiuo metu, jinai pereis į žuvis. Ir jau, kas buvo paskutiniam seminare, aš pasakojau, kad mes pereinam į tokį didelį ciklą. Mes nuo 2016 metų mes judėjom su Rakų planeta besileidžiančių kanalų. Besileidžiantis kanalas tai yra Dievo valios kanalas. Ir su mumis iš tiesų nuo 16 metų darėsi tokie dalykai, kad staiga į tavo gyvenimą ateina kažkas ir tavo gyvenimą keičia. Korona, karas, tu nieko su to negali padaryti, tu gali tik tai prie to prisitaikyti ir gyventi tame. Tai ir nuo sausio 12 prasideda priešingas. Mes pereinam į kylantį kanalą, Rakų toliau 9 metus keliaus aukštyn. Ir čia jau mes turėsim parodyti savo valią. Jau dabar turėsime tai, ką mes patys padarysim, ir labai svarbu yra savarankiškumas šitam periode, ir jau prasideda dabar. Ir pirmiausia, Rakų ateis į žuvis, 1,5 metų prabus žuvyse. Nuo ko reikėtų pradėti savarankiškumą, tai žuvų ženklas ir sako nuo dvasinio susitarimo su Dievu. Tai žuvis simbolizuoja mūsų bendravimą su aukštesnė jėga. Kaip mes tą darom, jau kiekvienas turim savo būdą. Ar per sapnus, ar per meditacijas, ar per alkoholį, ar per kokius narkotikus, nesvarbu, kaip jūs su ta aukštesnė jėga susitinkat, tai yra žuvis. Ir 1,5 metų mes tame turėsime kažkaip tai gyventi. Ir toks prasideda apskritai 9 metų ypatingas ciklas. Tai sausio 12, o sausio 15, įsivaizduojat, koks sausio vidurys aktyvus, Selena, tai yra baltas mėnulis, pereis į Vėžį. Mes balto mėnulio nelabai sekam, todėl kad baltas mėnulis neša sėkmę, neša visokius gerus dalykus, niekam tai nerūpi, svarbiau yra, kur yra blogai. Mes labiau sekam, kur yra blogai kažkas. Tai bet galima atkreipti dėmesį ir tai, kur yra kažkas gero. Tai nuo sausio 15 pradeda sektis visiems, kas gimė po Vėžio žvaigždyno, visi, kas turi ten Vėžyje kažkokių planetų svarbių. Ir apskritai visiems į gyvenimą grįžta šeimos tema. Šeima, tradicija, namai, vaikai, giminės. Tai 7 mėnesiam čia tik tai. 7 mėnesiam, po 7 mėnesių jau pereis į Liūtą. Tai čia jau bus rugpjūtis. Tai sausis pakankamai svarbus. Toliau mes turim kovą. Kovas iš viso, ten bomba kažkoks. Sunku net prognozuoti kaip ten. Bet
pirmiausia, kovo 27 pereis juodasis mėnulis, kurį mes sekame, pereis iš svarstyklių į skorpioną. Tai visi, kas turit baimės ydą, galėsit atsipalaiduoti, jau jums palengvės arba svarstyklės, kas esate, bet kas esate skorpionai, arba kas turit juodą mėnulį skorpione, tai yra savižudžiai, bet jiems dabar jau ne pyragai bus. Bet mums gali atrodyti, kad vat jiems tai bus blogai, mums tai gerai. Iš tikrųjų, tai yra ciklai, kurie veikia visus. Tik tai vat tie, kurie turi kažką svarbaus skorpione, jiem tai bus stipriau, bet iš tikrųjų visus kitus irgi tai gali paliesti, o skorpionas, mes žinom, tai yra mirties, transformacijos, griovimo, magijos, seksualinio gyvenimo ženklas. Tai gali tekti susidurti su įvairiom baimėm arba su savo drąsa, su kažkokiam transformacijom, magiškom patirtim. Ir mes visada norim su tamsa kovoti. Visi mitai, ar ne, ten, kad yra egiptietiški, ten sako, kad Saulės dievas kiekvieną naktį kovoja su kosminė gyvatė, turi nugalėti, kad vėl Saulė galėtų pakelti į dangų. Tai mes turim labai daug tokių kovingų mitų ir jie mums iš tiesų kalba apie tai, kad visada vyksta kova tarp šviesos ir tamsos, bet ne išoriniam pasaulyje, mūsų vidiniam pasaulyje. Ir dabar mes išgyvename šį periodą, kada susitinka drakonas su gyvatė, kada keičiasi metai, kada tamsa pereina į šviesos režimą, tas mitas Saulės atgimimo, prisikėlimo, mums atrodo, kad Saulė čia kalta, kad ji nutolo, bet iš tiesų, kodėl jinai nutolo, todėl, kad Žemė pasvyro, žinot, kodėl vyksta metų laikai. Žemė turi ašį ir turi pasvyrusią ašį. Ir tai Žemės ašis tai pasvyra. Mes tai arčiau Saulės, tai toliau. Jeigu Žemė tai aš, vadinasi, tai aš atsitraukiau nuo tamsos. Tai aš atsitraukiau nuo šviesos. Tai vat kaip aš pasirenku, kokį kelią pasirenku atsitraukti ar būti šviesoje, tai vat tai priklauso nuo manęs ir visi drakonai, kuriuos mes turim nugalėti, yra mūsų vidiniai drakonai. Ir kada jūs eisite per meditaciją, per 12 mėnesių, tai vat irgi galim žiūrėti ir globaliau, ką jūs norite šiais metais nugalėti savyje, vat šitą mitą pakartoti. Gal kažkas nori kažkokią ligą nugalėti, gal kažkokias baimės, gal kažkokias kompleksus, kažką neperžengiamo. Jeigu mes tai turim, vadinasi, mes galim tai įveikti. Jeigu tai duota tau, vadinasi, tu pajėgus esi tą padaryti. Tai vat ir tas tie skorpioniški tokie metai, nes 9 mėnesius nuo kovo 27, vat, tas skorpionas, vat, ta kova vidinė, tai visiems mums gali būti didelio iššūkio metas, kada mes galim labai stipriai peržengti per savo kažkokius vidinius drakonus. Tai va, kovo mėnesį taip pat bus užtemimai, kaip ir kiekvienais metais. Užtemimai vyksta 2 kartus, tai vat kovo bus 2 užtemimai rugsėjį. Tai vat per meditaciją galima atkreipti dėmesį, nes per užtemimus irgi mes pastebim, kad vyksta kažkokie keisti įvykiai, tai vat galima atkreipti dėmesį. Ir kovo užtemimas bus daug stipresnis negu rugsėjo, todėl kad tuo metu užtemimas vyks tokiam steliume planetų, tuo metu ten bus susijungusios 5 planetos, žodžiu, toks galingas užtemimas. Tai vat kovas. Ir kovo mėnesį, kovo 30 dieną, paskutinis įvykis, tai yra Neptūno perėjimas į Alino žvaigždyną. Ir tai yra 14 metų. Tai yra labai
keliavo per žuvis. Nu, žuvyse jam čia buvo labai gerai, 14 metų mes visi auginam dvasingumą. Ir mes, kadangi tai yra didelis ciklas, mes jo nematom, nepastebim, kada įvyksta taip kažkas staiga, ten avarija. O pamačiau ir įvertinau, o kai vyksta daug metų, mes nematom, bet jeigu pažiūrėtume per 14 metų, kiek mes visi dvasiškai augom, kiek mes pasikeitėm. O dabar jau Neptūnas perės į Aviną. Tai visai kita energija. Avinas, durnas, kovotojas, kariautojas, nemąstantis, impulsyvus. Tai ta Neptūno dvasinė energija, Neptūnas neša dvasinę energiją. Jinai gali privirti košės, jeigu jinai nevaldoma, bet užtat Avinas, jisai, Avino kanalas prasideda Sahasraroje ir tai yra besileidžiantis kanalas. Tai yra, Avinas žino Dievo valią. Jis nežino, jis iš viso neprotauja, bet jis tiesiog daro impulsyviai, daro ir tai, ką jis daro, tai yra Dievo valia. Tai vat Neptūnas atsiranda pas kiekvieną dabar Sahasraroje. Tai yra tas impulsas kažką daryti, įgauna kažkokį labai stipriai dvasinį aspektą. Arba išprotėsim, arba kažką tikrai labai transliuosim įdomiai. Tai čia jau tokie svarbus metai. Tai metų pradžia tokia labai intensyvi ir dar išskirčiau galbūt rugpjūčio antrą pusę, kada juodas mėnulis pasieks Skorpiono 17 laipsnį. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad Skorpiono 17 laipsnis ir priklauso juodajam mėnuliui. Jis grįžta į savo irštvą. Tai yra pats tamsiausias laikas. Ir tai yra rugpjūčio antroji pusė. Ten keletą dienų išbus. Ir kas čia dar? Kaip tik rugpjūtį, mes žinom, kad baltas mėnulis dabar pereina į Vėžį, šeima, o rugpjūtį dar pereis jis jau į Liūtą. Tai rugpjūtį mums pradės daryti svarbu pramogos, meilė, laisvalaikis, vaikai, žaidimai. Meditacija jau prasidėjo. Tai Liūtas taip pat turi Plutoną kaip egzaltuojančią planetą. Tai ir juodas mėnulis, ir baltas mėnulis labai stipriai akcentuos būtent Plutono energijas. O Plutonas tai tas griaunantis, transformuojantis, magiškas aspektas. Tai gali būti irgi antra metų pusė irgi tokia stipri, bet jau neišskirčiau kažkokių ypatingų dienų. Tai meditacija, jeigu taip žiūrėti astrologiškai, tai aš jau norėčiau pasižiūrėti. Sausį, tai yra pirma daina, kova, kada bus tas stelijumas, užtemimas, juodo mėnulio perėjimas į Skorpioną, Neptūno perėjimas į Aviną ir būtų įdomu rugpjūtis. Visa kita, kiekvienam asmeniškai irgi gali turėti kažkokių ypatingų reikšmių. Tai dabar, kaip tik Perkus vakar uždavė man tokį klausimą, sako, ką tai iš viso ta meditacija reiškia? Nes, mes tai, kada yra soliaras, žmogaus gimtadienis, mes irgi medituojam. Ir per gimtadienį, per soliarą galima labai gerai išsimedituoti ir taip pat po gimtadienio 12 dienų galima stebėti ir savo pamatyti, kokie bus 12 mėnesių. Ir kadangi jo gimtadienis yra gruodį, jisai sako, aš jau išsimeditavau čia savo visus metus, ką man dabar čia šita meditacija reiškia. Nes aš jau žinau, ką man asmeniškai. Taip, tai mes dabar medituojame 12 mėnesių. Galima sakyti, kad tai yra kažkoks bendras dėsnis visam pasauliui. Arba Lietuvai.
arba mūsų bendruomeniai, nu, vat, kažkoks toks masiškesnis, ar ne? Bet kaip aš tame jausiuosi, ką aš su tuo darysiu, jau yra mano sprendimas. Ir vat, jeigu kažkas jau turite praėjusius gimtadienius, išsimeditavę, ar ne, vat, kaip Perkui sakau, tugi, žinai, ten kažkokį mėnesį tau ten parodė, kad bus blogas mėnuo. Nu, vadinasi, per meditaciją va šitą tu gali pakeisti tą. Ne? Tau parodė, kad bus nelengvas mėnuo. Dabar kaip tu su tuo gyvensi? Nu, o kas gali būti nelengva? Nu, kada ateina kažkoks mėnuo, sakom, oi kaip sunku, kodėl sunku? Gal daug darbo, gal kažkas skauda, tu sergi, gal kažkas, ar ne? Bet kad ir kokie būtų sunkumai, tai yra mūsų gyvenimas. Ir kaip tu leisi tą laiką, kokia bus kokybė. Nu, sakykime, dabar mes turėjom šventinį metą, kada labai toks balaganas, ar ne, visokie dovanos, ten baliai, gamta tokia buvo šlikštoka, ten vėjai, siautėjo, lyjo, bet aš kiekvieną rytą vis tiek eidavau medituoti į lauką, pasitikti saulę ir vat, tu tame balagane vis tiek randi kažką savo. Tu randi kažką tokio, kas tau nušviečia visą dieną. Tai vat ir meditacijoje gali būti, kad kažkokia daina jums visai nepatiks. Ir galit laukti, oi, kada čia pasibaigs. Ne? Vat prasidėjo šventės, kada jos baigsis, aš nekenčiu, pas mus giminėj čia viena giminaitė labai šiais metais labai stipriai ten, aš nekenčiu tų švenčių ir, žodžiu, žmogus laukia, kada tai pasibaigs. Galima taip. Bet galima kažką susikurti, kad ir nepatinka, bet tu gali susikurti kažkokią kitą prasmę. Tai toj nepatinkančioj dainoj tu gali, nežinau, pradėti eiti kitus kutenti. Gali, nežinau, nueiti prie kažkokio simbolio, sapnų gaudyklės ir ten, pavyzdžiui, išsivalyti ar kažką, ateit prie ugnies, tu gali įnešti savo prasmę. Nors šiaip, aišku, reikėtų šokti, bet jeigu visai jau ten nefaina, tai galima, visas pasaulis yra jūsų. Ten gyvybės medis nupieštas, ar ne? Tai vadinasi, tą mėnesį jūs, jeigu meditacijoje kažką tokio pasidarysit, jūs turėsit kažką tokio prasmingo. A jeigu lauksit, taip ir bus. Laukiu, kada mano gyvenimas praeis. Bet tai tavo gyvenimas. Tai mes su meditacija ilgai neužtruksim. Pradžioje turėsim čia 4 dainas, tokį įvadą, nes mes turim pereiti per visus metus, kurie buvo atkartoti visą ciklą. Mes turim padėkoti drakonui už šiuos metus, ar ne, tai buvo drakono metai. Jis mums atnešė ir netgi už iššūkius ir nelaimės, nes tai tik jie mus ir pastumėjo į progresą. Mes turim pasitikti gyvatę. Mes pasitiksim gyvatę prie vartų naujų metų, tai va čia tos kolonos kaip vartai man iš karto taip ir atrodo. Įsileisti tą gyvatę į save, kaip totemą, pajausti savyje, bet jums bus labai lengva. Jūs taip jau gyvatė. Ir tada jau mes galim išsakyti tuose vartuose, tarp vartų būdami, galim išsakyti, ko mes norim šiais metais. Galbūt reikėtų, aišku, galima prisigalvoti labai daug ko, nori to, bet galima pajausti kažkokį vieną aspektą, kam paskirsiu šios metus, kokiai problemai spręsti, kad tikrai būtų kažkoks pajudėjimas į priekį. Tai viena daina tokiam susimastymui, pamastymui, ką aš pats noriu, o tada jau paleisim orakulą ir eisim 12 dainų per mėnesius ir tada jau jūs turit visą laisvę susikurti šios metus.
ne tik tai stebėti, kas vyksta, kurį mėnesį prasiskelsit galvą kur nors čia į stulpą, gal kažką, bet ar paslysit, ar su kažko susipulsit, o gal atvirkščiai kažką sutiksit, su kažko labai gerai laiką praleisit. Galbūt ateis kažkokių minčių, asociacijų, o jeigu tuščia, nu, labai dažnai ir būna gyvenime, kad tu leidi laiką tuščiai. Nu, bet vadinasi, jeigu tuščia, vadinasi, va, tavo kasdienybė tokia tuščia. Tu gali susikurti, tu gali kažką padaryti, kad taip nebūtų. Ir kai ateis tas mėnuo, jis bus tuščias, bet tu jau turi patirti, kaip tu gali pakeisti, ką tu gali padaryti. Gal tu nukeliausi kažkur, gal sutiksi kažkokį žmogų, va. Gal sutiksi kažką. Tai aš jau kitiem metam jau mane supažindino su asyliuku, sakė, va čia tavo yra kitų metų simbolis asyliukas. Tai labai aš taip kažkaip pamilau tą asyliuką, tai galvoju, liks toks vargšiukas, jisai labai stiprus, labai toks, nu, negražus kaip žirgas, bet gali daug patempti.